2007 m. rugsėjo mėnesio supratusi, kad yra daugiau įrodymų, kad ji nužudė abu savo vyrus, Stacey pradėjo panikuoti, tad ji sugalvojo planą, kaip nužudyti savo dukterį Ashley ir galimai ją apkaltinti nužudžius abu vyrus. Pirmąją Ashley koledžo dieną į jos mokyklą atvyko tyrėjai, norėdami paklausti jos apie tėvo mirtį ir pranešti, kad jis buvo nunuodytas, o nemirė nuo širdies smūgio. Nusiminusi Ashley paskambino Stacey. Netrukus, pasak Ashley, Stacey pasikvietė ją atvykti į šeimos namus Liverpoolyje ir kartu išgerti. Ashley sutiko, nes Stacey buvo ne tik jos mama, bet ir geriausia draugė. Kitą dieną Stacey pasikvietė Ashley vėl išgerti kartu namuose. Jis sako, kad motina jai pasiūlė nemalonaus skonio gėrimą, kurio jie iš pradžių atsisakė, bet galiausiai išgėrė, nes pasitikėjo savo mama. Po kelių valandų jaunesnioji sesuo Bree rado Ashley komos būsenoje. Bree pareikalavo pagalbos, o Stacey paskambino 911. Kai Bree trumpam paliko Ashley, grįžusi ji rado šalia jo savižudybės raštelį. Šis raštelis atrodė kaip Ashley prisipažinimas, kuriame ji prisipažįsta nužudžiusi savo tėvą ir patėvį. Stacey greitai paėmė raštelį iš Bree ir vėliau perdavė jį felčeriams. Tyrimai atskleidė, kad Ashley sistemoje buvo rasta mirtina dozė skausmą malšinančių vaistų ir kad greičiausiai ji būtų mirusi, jei gydytojai būtų atvykę vos keliomis minutėmis vėliau. Kai Ashley prabudo, policija apklausė ją apie žmogžudystes ir šalia rastą raštelį. Ji pasakė, kad paskutinis dalykas, kurį ji prisiminė, buvo Stacey gaminant jai alkoholinį gėrimą. Jis sakė pareigūnams, kad nerašė jokio raštelio ir buvo sutrikusi dėl jų klausimų ir kaltinimų. 2 metus tyrėjai rinko įrodymus prieš Stacey Castor ir dėl jos vyrų nužudimų. 2007 metais ji buvo suimta už antrojo laipsnio žmogžudystę, už David nužudymą ir už bandymą nužudyti Ashley ir apkaltinti ją už David ir Michael nužudymus.